Prieš artėjantį Lietuvos geriausių tenisininkų akistatą Ričardas Berankis ir Laurynas Grigelis su savo treneriais dalyvavo spaudos konferencijoje, kurioje tenisininkai kalbėjo ne tik apie būsimą dvikovą, bet ir prabėgusius 2011 bei ateinančius 2012. Džiaugiamės, kad tiek Laurynui, tiek man pavyko būti Lietuvoje ir taip nusprendėme visi, kad tikrai šaunu būtų taip sužaisti ir pakelti visiems nuotaiką tokiu būdu. Manau, kad tikrai įspūdingas įvykis bus rytoj dėl to, kad tikrai su Ričardu nesame žaidę gal paskutinius 6-7 metus. Bus įdomu visiems, bet nemanau, kad yra svarbu, ar jisai išloš, ar aš išlošiu. Svarbiausia, kad sužaistumėm gerą mačą ir būtų visiems linksma. Po mačo iškart išskrenam į Dubajų. Treniruosimės su Rodžeriu Federeriu ir Laurynu Grigeliu. Tai porą savaičių turbūt ten būsim, paskui 26 dieną kartu ir Laurynas su treneriu išskrendam į Australiją. Ten žaisim 2 arba 3 turnyrus. Po to grįžtam į Ameriką 2 mėnesiam, ten žaidžiam kitais metais daugiau eisim per ATP turnyrus. Tai iki balandžio mėnesio mūsų grafikas yra sustatytas 100%. Čia planuojam grįžti arba labai kovo pabaigoje, arba balandžio pradžioje ir ruoštis Europos ciklui. Tai va, tokie būtų planai, o ko tikimės, tai žinot, ką čia gali tikėtis. Čia tikimės, kad sveikata bus gera, tikimės, kad traumas paliks, o rezultatas, žinot, jeigu padės Dievas, tai bus rezultatas. 26 taip pat išskrendam į Brisbane'ą, žaisti ATP 250, paskui bus Australian Open kvalifikacija, o paskui mes grįžtam į Europą, bus 4-5 Challengerio turnyrai. O po to dar toliau to nesam sudarę, nes dar kaip kalendorius nėra pilnas, tai manom dar gali pasikeisti planai. Po Deiviso taip po truputį prasidėjo tokia gan nekokia grandinė reakcija, po kurios sugavau ir atostogų, ir poilsio, ir paskui vėl teko susiimti. Liepos pabaigoje pradėjome smarkiai darbuotis, dirbti, bet traumos taip ir nepaliko iki pat galo dar tuo metu. Taigi dirbam, stengiamės ir taip kaip užbaigėm šios metus, aš manau, tai tikrai nėra prastas rezultatas palyginus, kad daug buvo praleista ir manau tikrai viskas puiku. Negaliu sakyti, kad puiku, bet pakankamai gerai. Paskui biškį Deivise nepasisekė, kad gavau tą traumą kelio. Tai biškį išmušė iš vėžių mane, tą traumą, paskui nelabai, galim sakyti, biškį buvo baimės žaisti, paskui kitus 2 mėnesius. Ir iš formos buvau iškritęs, buvau truputį, kad daugiau galim sakyti, kaip nervas ėmė, kad negalėjau geriausiai savo tenisą žaisti. O paskui, kai išvykom į Ameriką, pradėjau vis geriau žaisti, pasitikėjimą gauti, o po aptauso turnyro kažkaip viskas pasikeitė ir pradėjau kiekvieną turnyrą vis geriau žaisti ir tikrai gerai žaidžiau ir pakėliau savo lygį nuo teniso. Žinot, sportininkam visą laiką visur paskauduliuoja šiek tiek, bet tai nėra traumos. O šiaip traumų daugiau nežinau, pas Lauryną viskas gerai atrodo, nes atrodo gerai. O pas Ričką irgi gerai viskas, nes irgi atrodo gerai. Bet žinot, kada krūviai prasideda, tas gruodžio mėnesį tas workoutas vadinamas, jis yra labai sudėtingas. Ten po 7-8 valandas grinai juodo darbo, pasiruošimas visam praktiškai pusmečiui ateinančiam. Tai jeigu atlaiko, tai atlaiko. Pernai, sakykime, mes gruodžio mėnesį pradėjom, kažkur čia neprisimenu net kur tai ir nesigavo niekas, ir traumas pasipylė, paskiau Australija gerai, o po to nebeišlaikė organizmas. Berankis ir Grigelis kartą jau yra žaidę vienas prieš kitą prieš 9 metus. Tąkart pergalę po 2 setų iškovojo Grigelis. Aurimas Budraitis, Mindaugas Survila, Sport 1 Žinios Plius, Vilnius.